Labai diena, mėlyje. Esu Dalia Braziulytė, psichologė, egiptologė, aromaterapeutė ir kviečiu Jūs į naują mano vedamą aromaterapijos seminarą, kuris vyks ateinantį šeštadienį, Liepos 26 dieną Kaune ir vadinsis Neatrasti kvapų žemynai, naujieji pasaulio eteriniai aliejai ir jų gydomosios savybės. Aromaterapijai esu štai jau beveik 30 metų savo kvapnioj kolekcijai. Turiu praktiškai visus pasaulio kvapus, aromatus, eterinius aliejus, atarus, absoliutus, rezinoidus, smilkalus ir visa, kas tik tai kvepia pasaulyje. Tačiau žemė atsiranda naujų eterinių aliejų, mokslininkai keliauja į tolimas šalis ir atranda augalus, iš kurių išdistiliuoja eterinius aliejus arba kitas kvapniasias medžiagas. Šį seminarą ruošiau metus laiko. Iš įvairiausių pasaulio šalių parsisiunčiau visą aromatingą eterinių aliejų kolekciją. Juos tyrinėjau metus laiko savo aromaterapiniai kosmetikoje, kūriau įvairiausias sinergijas, testavau ir štai dabar esu pasiruošusi pristatyti jums visiškai naują kvapų aromatų spektrą. Kuomet pasaulyje atsiranda naujas eterinis aliejus, tai prilygsta revoliucijai, perversmui, visai panašiai kaip kad aurosomai atsiranda nauja spalva. Kiekvienas naujas kvapas yra tarsi langai ar durys, kurie veda mus į vidinį pasaulį ir padeda atrasti, pažinti, išlavinti tam tikrus talentus, resursus, potencialą, galimybės. Be abejo, visi šie eteriniai aliejai pasižymi energetiniam, psichologiniam, terapiniam savybėm ir visą tai pasakosiu šiame seminare. Taigi, noriu jums pristatyti augalus, kuriuos mes degustuosime. Pirmiausiai supažindinsiu jūs su egzotiškų medžių aromatais. Uostysime budos medį, augalą, kuris auga Himalajų kalnuose. Amerikinį maumedį. Šį eterinį aliejų pirmą kartą uosčiau Provanso Alpėse prieš daug metų, kuomet studijavau eterinių aliejų chemiją pas Rhiannon Harris. Įsimylėjau šį kvapą, tačiau ilgą laiką ieškojus jo Europai taip ir neradau. Parsisiunčiau iš labai tolimo krašto. Šiame seminare pirmą kartą uostysim guavos lapų eterinį aliejų, tamar sėklų eterinį aliejų, kuris turi labai daug žadančias savybės. Jas galima panaudoti kosmetologijoje ir tiesiog įvairiuose aromaterapiniuose preparatuose. Tikriausiai mėgstate citrusus, taigi seminare mes uostysim visiškai naują citrusų spektrą. Išbandysite citronų eterinį aliejų, kefir arba tajų limetės, pomelo, juzų. Tai yra kvapijos citrinmedžio eterinį aliejų, tai yra augalas augantis tolimuosiuose rytuose. Persišką limetę, kumkuat, kininį apelsiną ir daidai žiedus. Tai yra tam tikra apelsinmedžio atmaina ir iš šio medžio žiedų distiliuojamas naujas nerolio aromatas, dar nežinomas Europai. Pasimėgusim dieviškais gėlių aromatais. Harshingar, tai yra naktinis jazminaitis, augalas augantis Indijos ir salų regione, žydi naktį ir nuostabiai kvepia. Taip pat uostysim rododendrono aliejų, premjerą, kevrą arba kvapio pandano aliejų. Pristatysiu jums stulbinančias australiškų augalų terapinės savybės. Šie eteriai yra išdistiliuoti jau prieš daug metų Australijoje, bet jie pagrinde naudojami Amerikoje ir Australijoje. Taigi sužinosite, kokiom terapiniam savybėm pasižymi kundzėja,
hanuka, manuka, fragonija, rozalina, mėlynasis kiparisas, citrinkvapė, mirta. Šie eteriniai aliejai stiprina imuninę sistemą, labai tinka apsaugai nuo gripo, peršalimo, padeda kovoti su įvairiausiais virusais ir uždegiminiais procesais. Prisiminsime monardos fistuluosos eterinį aliejų, augalas pagrinde auginamas Kanadoje. Monarda veikia visas 3 rūšis mikroorganizmų, tai yra pelėsius, pelėsios poras, grybelius ir virusus. Ir jeigu namuose įsimetė juodasis pelėsis, kuris yra labai didelė grėsmė žmonių šeimos sveikatai, monarda yra priemonė numeris 1. Ir seminarą baigsim egzotiškais tropiniuose miškuose, džiunglėse augančiais augalais. Kalbėsim apie perų balzamą, kopaibą, kopainę medžio dervą, ferulą, elemišierį. Sinoidai pasižymė labai specifiniu kvapu ir panaudojus juos sinergiją arba preparatuose galim produktą išvesti visiškai naują lygį. Taigi kviečiu Jūs į seminarą Neatrasti kvapų žemynai, naujieji pasaulio eteriniai aliejai ir jų gydomosios savybės. Seminaras vyks Kaune Liepos 26 dieną, šeštadienį nuo 10 valandos ryto iki 3-4 valandos popiet. Visus šiuos aromatus galima bus išbandyti, pauostyti, įsigyti. Po seminaro vyks turgelis, konferencijose, rimtuose užsiėmimuose. Turgelis yra labai svarbi dalis, kadangi be abejo mes mokysimės ne tam, kad tos žinios liktų sąsiuvinyje, bet kad panaudotume šiuos augalus savo darbe ir gyvenime. Į seminarą kviesiu ateiti neišsikvėpinus. Ta diena prabėgs kaip sielos sanatorija, kaip matote, namą supa ūksmingas sodas, kvepia augalai, žydi gėlės, čiulba paukščiai, taip kad sugrįšite kaip iš atostogų Jamaikoje, mes išuostysim 9 galybės kvapų. Kiekvienas eterinis aliejus veikia limbinę mūsų galvos smegenų sistemą, įtakoja mūsų neurofiziologinę, psichologinę, emocinę, mentalinę, kognityvinę būklę, taip kad ta diena atrodys kaip atostogos praleistos kokiame egzotiniame krašte. Būtinai išankstinė registracija, rašykite asmeninę žinutę, elektroninį laišką arba skambinkite, pilna seminaro programa yra mano Facebooko puslapyje, Deivės pasaulio Facebooko puslapyje, arba parašykite, atsiųsiu jums programą asmeniškai. Ir neklauskite, kada bus kitas užsiėmimas, vedu labai platų renginių spektrą, jie praktiškai nesikartoja, taip kad seminaras Neatrasti kvapų žemynai, naujieji pasaulio eteriniai aliejai ir jų gydomosios galios vyks Kaune Liepos 26 dieną. Labai tikiuosi susitikti su aromatingais linkėjimais, jūsų Dalia.